Tai užsiminėt, kad jau nusivylimas šioks toks yra, kaip vertinat savo pasirodymą, ko pritrūko? Pritrūko, nežinau, ko pritrūko, antras šuolis buvo geras, mini iksiuką padariau, labai gaila. Trečia, pradėjau gerai, matyt, labai daug norėjau ir klaidelę padariau ir nepabaigiau tiesiog šuolio. Labai gaila, jaučiausi pasiruošus, labai norėjau ir tikrai galvojau, kad išeis. Antras Europos čempionatas ir jautėsi jau drąsiau prie Jemenijai prieš 2 metus Miunchene. Jo, tikrai, Miunchene buvo mano pirmas didelis čempionatas. Ten tiesiog buvo toks, labai džiaugiausi, kad patekau tada, dabar jo su didesniu pasitikėjimu važiavau ir norėjau finalo. Jūsų rungtis vyko kiek aukščiau nei bėgimo kelią ant tokios platformos, tai kaip sekėsi ten? Jo, labai įdomus jausmas ten toks kaip podiumas. Jisai skamba daug. Pradžiai toks atrodė, kad trukdys gal tie garsai, bet iš tikrųjų porą šuolių padarius, tai toks jaučiasi, kad amortizuoja. Geras takelis, labai patiko. Ar palaikysi dabar lietuvius, dar liksit kažkiek čia? Liksiu keletą dienų, tai tikrai palaikysiu. Ačiū.